Saviugdos festivalis – tai vieta, kur žmonės evoliucionuoja stulbinančiu greičiu, tampa pažangesniais negu buvo. Antanas atvyko į tokią vietą iš ryto. Festivalis buvo prasidėjęs praeitos dienos vakare, tad daug žmonių jau buvo įsijaukinę ir aktyviai dalyvavo vykstančiuose užsiėmimuose. Vienoje erdvėje matėsi, kaip žmonės aistringai ir emocingai dalyvauja. Girdėjosi šauksmai, džiaugsmai, juokai. Kitoje erdvėje didžiulė grupė žmonių tyliai klausė vykstančios paskaitos. Pirmiausia, Antanas įsirengė savo nakvynės vietą. O tada nusprendė apžiūrėti, kas dar čia vyksta. Matė, kaip organizatorių komandos savanoris vienas pats nešioja už save didesnius medžio rąstus ir dar atrodė, kad kažką iš jų gamina. Pagalvojo Antanas, ne tik vienas pats dirba, bet turi jėgos. Ir dar moka ją produktyviai panaudoti. Reta ir stipru. Apvaikščiojęs daugiau teritorijos, pamatė laužavietę. Iškart nusprendė ten smagiai pabūti iki naujų užsiėmimų pradžios. Priėjęs arčiau, pamatė, kad ji dar nepilnai įrengta. Ugnis jau degė, tačiau prie jos pastatyti buvo dar tik 2 suolai. Ant vieno iš jų sėdėjo Jonas. Antanas Joną buvo matęs anksčiau, praeityje, tačiau kol kas nejautė poreikio blaškyti tylos ir pradėti bendrauti. Tiesiog atsisėdo ant kito suolo šalia. Abu vyrai sėdėjo ir žiūrėjo į ugnį. Neužilgo atėjo rąstus nešiojęs savanoris. Pastatė 3 suolą ir tik žiūrėdamas į jį su pasididžiavimu pasakė: bus daugiau. Tuomet išėjo atnešti kitų suolų. Statė suolus vieną po kito, net nesustodamas pailsėti ar atsipūsti. Atnešęs paskutinį, taip pat prisėdo ant vieno iš jų, žiūrėdamas į ugnį. Pradėjo girdėtis žmonių šurmulys aplinkoje. Matyt, ką tik vienas iš vykusių užsiėmimų pasibaigė. Gal kas matėt mano kroksą? Surėkė galimai vyriškos lyties jaunuolis. Baikit vieną kartą, kiek jūs čia tokias nesąmonės darysit? Ir kiek galima išvis šūkauti ir įsidirbinėti? Rėkė mama ant 2 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Daug kas atėjo džiaugsmingais veidais ir atsisėdo prie laužo. Pamačius, kiek daug žmonių ten yra, iš festivalio virtuvės išėjo viena savanorė. Ir atsisėdo ant suolo šalia 3 moterų, jau sėdėjusių tenai. Bent vieną iš tų merginų ji jau pažinojo, tad iškart ėmė kalbėti. Aš šiandien virtuvėje nuo pat ryto. Tai jau žinokit užkniso. Tai tą atnešk, tai tą padaryk. Po to dar tas maisto dalinimas, tas klausia, ar cukraus dėta, kitas ar veganiška. Nesąmonių muziejus. Paskui dar ta festivalio vadovė ateina. Labas rytas. Tai koks čia tau labas rytas, jeigu šitiek dirbti ir plušt reikia? O čia kas daros? Net suolų normalių nesuorganizavo. Nedažyti, kieti, be atramų. Nieko čia nesugeba suorganizuoti. O tu kokį nors savo renginį esi suorganizavus? Visi nutilo, kai išgirdo stiprų Jono balsą. Bent vieną suolą esi pagaminus savo gyvenime, pridėjo Antanas. Ji nebeištarė nei žodžio. Pasijautė tarsi mažametė mergaitė, sudrausminta tėvo. Moteris turi žodžio galią.
kuri yra gamtos duota ir skirta naujai gyvybei pradėti. Mergaitės to dar nežino, todėl savo liežuvį naudoja neprotingai. Kartais kitus skaudinančiai, be jokios atsakomybės ir pasekmių suvokimo. Nesupratus, kokią galią turi jo žodis, mergaitė net ir sulaukus pilnametystės netampa moterimi. Jos kūnas fiziškai taip pat negali pilnavertiškai išsivystyti. Todėl jaučiasi nesaugi ir prastesnė už kitus, nors pati nežino dėl ko.